User joined your channel. Mr. Pumpkin nepadėk nieko, nes būsi ištrauktas tiesiog iš vadovavimo komisijos. Čia jau yra reikalas, ką nori jie pakeisti, ko nenori. Hey, wake up! Jeigu jau baigėte savo tuningavimą, galite užšokti ant transporto priemonės stogo. Kasio, jeigu nori hidrauliką jungti ir palik hidrauliką, o ne atidaryk kapotą, uždaryk kapotą ir šok ant savo transporto priemonės. Taigi visi komisijos nariai, kurie esate taipogi Dovydas ir Aldas, galite ateiti ir dalyvauti pasirinkime. Aš jums pavyzdžiui nepatarčiau žiūrėti, ką kiti renkatės, o rinkitės patys, tai manau bus tikrai įdomi. Išsirinkot visi? Tai va, kaip ir pastebėjau, Kasio Breik turėjo daugiau susilaukimų. Ir sveikinu laimėjus. Toliau Aldas ir Kasė stoja čia. O ir Mantuks ir Dovydas stoja čia. O kiti komisijos nariai beliko Dani Fernandes ir Ogelis Vyd. Taigi sėskite už vairų. Augeli, kur dingai? Ai, jo, tu čia, nepastebėjau. Taigi komisijos nariai galite rinkti savo favoritą. Duodu 4 sekundės.
Taigi jau išsirinkot, manau, viskas. Ir dabar laimėjusis yra Dani Fernandes. Aplodismentai. Taigi, sustokite toliau, kas prie laimėjusiusių, kas prie pralaimėjusius. Taigi, pralaimėjusies jį stoja čia pralaimėję. Va. Klausau. Aldai. Supratau gerai. Aldai, Kasijo ir tas Dani. Stok čia. Dani. Dabar taip, kova vyks tarp jūsų visų trijų, kai tik yra 3 mašinos. Dabar kuris pirmasnis, kuris greitesnis bus, galėsit įlipti ir į tą geltoną, jeigu reikės kažkam. Tai pradedam dabar jūs 3, žiūrėsim, kas pirmesnis, kas gudresnis. Aldas lietuvis pirmas iššoko į geltoną transporto priemonę. User disconnected from your channel. Greičiausiai Aldas lietuvis buvo kreš. Jo, tikriausiai buvo kreš. Taigi patys teisėjai netgi padeda savo kaip ir favoritam. Lygtais jau išsirinkę greičiausiai savo favoritą. Ir tiesiog jam lyg ir padėjinėja tiesiog. Hey, wake up! Idėja, tai yra patys įdomiausi. Išsirinkot savo favoritus. Nu, duodu 4 sekundės. 1, 2, 3, 4. Nu, Aldas lietuvis, kaip ir pastebėjau, jau pralaimėjo. Tai dabar lygiosios yra tarp Dani Fernandes ir Kasio Breik. Kasio Breik, Aldas lietuvis tampa vienas iš teisėjų dabar. Ir Dani Fernandes su Kasio Breik vėl daro tunę. Kadangi dabar nusisugu specialiai, kad nebūtų po to neįdomu. Žiūriu aš pro langą ir ašaras maudau.